pristatys vaidinimo Pelenę. Linkiu smagaus žiūrėjimo. Jis sveiki ir maži, ir dideli. Ir tie, kurie pasenę, bet vis dar jaunus. Kurie pasenę, bet vis dar jauni. Turtingi ir protingi ir šiaip lietuviai. Ir šios pasakos gyventojai. Man įsakė pakviesti jumis į karaliaus kalėdinę puotą. Tai atvykite, nepasigailėsite. Jau karalius atsikėlė. Išplovė šokių salę, nubėgo į virtuvę, iškepė pyragą ir jau vaikštinėja ir kviečia svečius. Sveikas, varguolė mergirty, ko toks liūdnas? Ar miške neatsirado bulbos ar plėšikų? Ne, miške viskas ramu, juk jūs žinot, kad aš kaip mat tuos plėšikus nudėčiau. Nu tai kas tada? Mano žmona labai graži, bet labai blogo charakterio. Ji baigė paskutinės sultis iš manęs išspausti, o dar jos 2 dukros. Netvarka mano karalystė. Viskas, išeinu iš darbo, kai dedasi. Tyliau, juk mano namai visai šalia, jos gali išgirsti. Nu gerai, lieku savo poste, paduokit karūną. Kviečiu tave, girdy, ir tavo Pelenę į kalėdų puotą. Juk tai stebuklų metas. Dėkui jūsų didenybę. Mano Pelenė labai apsidžiaugs. Išgirdusi apie puotą, Pelenė labai apsidžiaugė, nes kalėdų naktis stebuklų metas, o tą naktį ne tik gyvūnai kalba, bet ir puodai su šakutėmis. Čia viskas savo. Ir puodai, ir šakutės, ir stiklainiai. Girdėjau, kad pamotė ir jos dukros pakviestusi karaliaus puotą, o aš ne. Man atsibodo viena būti per kalėdas ir salduojant dovanas. Jos valgys ledus, o aš džiūvėsius. Bet žinai ką, aš gal pažiūrėsiu per langą. Tu šoki, o aš dirbu visą dieną. Aš tau rūpinuosi, o mano dukroms nieko nedarau. Aš jau 3 metus tau rūpinuosi, varu ir pastabas darau. O dukroms nieko neduodu jokių pastabų. Oi, nepykite. Tu šokėjo mano suknelę neišlyginti. Kaip tu drįkai? Į tai ginčijasi, nieko nedaro. Kur tavo tėvas nevykėlė? Aš miške buvau. Mačiau, su karalium. Kalbėjai su karalium, ar paklausėjai, kad atlyginama pakeltų? Ne, mes šiaip kalbėjom. Ak, tu nevykėlė, aš dirbu kaip arklys. Bėgioju, ginčysiu ir rubilas. Nu, bet neturiu laiko su tavimi. Einam ruošti baliui. Palauk, ar gali pažiūrėti per langą? Taip, tik tau reikės išplauti 100 lėkščių, pasodinti 100 medelių, išplauti grindis, padaryti 100 pyragų ir pasiūti 100 suknelių mano dukroms. Sveika, Pelenė, aš tavo krikštą tėvą, kodėl tu verki? Aš labai noriu.
bet man tiek daug darbo. Man nepatinka tavo pamotės ir jos dukrų. Seniai būčiau jos pavertęs į varles. Eik, aš iš tave padirbsiu. Oi, palauk, tu negali su tokiais drabužiais eiti. Aš paversiu tave į gražią princesę. Oi, palauk, mano lazdos baterijos pasibaigė. Reikia skambinti nupirkti suknelę. Halo? Aš noriu suknelės. $100? Gerai. Labas vakaras, aš esu iš suknelių nuomos. Jūs užsakėte suknelę? $100 kainuos ir žinokit, $10 už kiekvieną minutę. Taigi 12 valandą grąžinkit. Tu negali eiti su tokiais peltošiais. Va, imk tas karkaitės. Labas vakaras, gražioji princesė. Labas vakaras, jūsų didenybė. Oi, jūsų apykaklė suplyšo. Oi, kodėl man niekas nesakė? Bet tai kūnai. Va, aš susiūsiu jų. Ačiū tau, gražioji princesė. O čia ir mano sūnus, princas. Oi, sūnau, kas tau atsitiko? Gal sergi? Ne, nesirgu. Karalaitė pabėgo. O man ji labai patiko. Mes ją tuoj surasime. O, Dėmesio visai karalystė. Skelbiu kurhaitės atitikimo varžybas. Kuriai tiks ši kurhaitė, tai bus mano princo žmona. Netinka. Tau tinka. Ne. Kaip jau buvo, tai yra nemintingas momentas, kuriai tiks ši kurhaitė, tada bus mano žmona. Mano brangioji Pelenė, ar gali tavo rokas būti stebuklingas? Ar gali padėti Stasei išmokti karpaitę? Jeigu nepadarysi, tada aš tėvą išmesiu. Ne, čia ne ta, kuri mano sūnus sutiko. Ta, nematai? Nu gerai, leis mane pašokti. Nu. Kritau. Ateik čia, mergaitė, sėdėk čia kurhaitė.
Kurpaitė jai puikiai tiko. Tada karalius supyko ant pamotės ir podukų ir jas išvarė iš karalystės. Tada sukvietė visus į kalėdinę puotą. Ir aš ten šokau, valgiau, geriau, kol užmigau. Ir kai prabudau, jau ir kalėdos atėjo.